gandrų lizdai, tėviškės mielos liūdni takai, tyliai vakarais, rūkas išsiskleis, virš gimtų namų, senų sodybų, tyliai vakarais, rūkas išsiskleis, virš gimtų namų, senų sodybų. Motinai senai sunku vienai, stovi užmiršti tėvų namai, virš senos stoties saulė patekės, motina vis lauks, vaikų sugrįžtant, virš senos stoties saulė patekės, motina vis lauks, vaikų sugrįžtant. Kur kaltės pradžia, kas pasakys, vėl ir vėl naktis tuščia stotis. Augom per lėtai, mylim per mažai, tėviškės laukus ir gimtą kaimą. Nepakeičiamas laike, nepakartojamas žemėje, kiekvienas skleidžia gyvenime savo šviesą. Ryškia ar blankia, tačiau ypatinga. Istorija skaičiuoja šimtmečius, žmogus metus, valandas, dienas, skubanti sekundė skaičiuoja žmogaus metus. Tau, mielas Gaižaičio kaimo moterų vokalinį ansamblį, 10 metų. Tai ir daug, ir mažai. Sveikiname jubiliejaus progą ir linkime nepakartojamų akimirkų, skambių dainų. Adolfinos Gilienės daina pradėjome trumpą pasakojimą. Žmogų barą, kas pasakys, ko vargt namie smagu, kas pasakys, ko jam gyventi gera, kas pasakys, kodėl sudrėksta akis, kas pasakys, kaip praeitį menu, kas pasakys man nieko nepasakęs, kas pasakys, kodėl tikiu menu. O kokia buvo pradžia? Metais seniūnės paraginti susibūrėme į ansamblį, pradėjome repetuoti. Repetavome intensyviai, nes 2005 metais vasarą jau dalyvavom vyko Jonišky. Kolektyvas buvo iš pradžių mažesnis, dainavo mažiau moterų, po to laikui bėgant skaičius didėjo ir dabar sėkmingai dainuojame 8.
dar tiesa dainavom apie metus turbūt su Rasa Senvaitienė. Po to Rasai išėjus, vairą perėmė mūsų Rimas Mickevičius ir iki šiol sėkmingai dainuojam, jam vadovaujam. Pradžią dainavo Elena Gecienė, Monika Sviderskienė, Laima Petkauskienė, Edita Bileckienė, Aš dainavau. Talė Sorinė, Adalfina Gilienė, Pranutė Strelickienė ir Ina Slančiauskienė prisijungė vėliau. Kaip Jūs manote, ar pirmasis kūdikio klyksmas tai daina? Savotiškai taip. Be natų tai. Laisva improvizacija. Šiaip tai labai daug yra tų mėgstamų kūrėjų, iš lietuvių labiau gal iš lietuvių galėčiau išskirti galbūt Marijonas Vidudravičius, Andrius Mamontovas. Ar Jums labiau patinka dainos, kurias dainuojate dabar, ar tos, kurias dainavote vaikystėje? Man, pavyzdžiui, patinka visos dainos, ir kur vaikystėje dainavom, ir dabar, ir jie labai gražių ir gražiausių dainų tik reikia dainuoti. Aš žinok, mano daina tai yra mano gyvenimo meilė. Šiaip tai kolektyvas gyvena be paslapčių, gal tai ir yra šaunus kolektyvas, kad labai draugiškas, labai susidainavęs. O jubiliejaus proga, ką norėtumėt Jūs savo palinkyti ir savo kolektyvui? Kada 10 metų dainuotume? Sveikatos. Kad nesumažėtų kolektyvus, visiems sveikatos. Padaugėtų. Anukai pradėtai dainuoti. Bet
Palaikykit mūsų kolektyvą. Aplodismentais dideliais. Netingėkit ateiti į mūsų renginius. O taip pat galbūt, jeigu mėgstat dainuoti, prisijungkit prie mūsų. Kas pasakys, kodėl išeiti nenoriu? Kas pasakys, iš tėviškės brangios? Kas pasakys, ko vis grįžtu į pradžią? Kas pasakys, kur pasaka mana? Kas pasakys, iš kur daina atklys? Kas pasakys lietuviškai ačiū?